Silvenas Francisko palieka Kauno Žalgirį ir greičiausiai kelsis į Villerbano Asvelį. Na, sutikite, turbūt po tokio sezono, kai Francisko pateko į pirmąją simbolinę Eurolygos komandą, kažko kito tikėtis buvo ir sudėtinga. Žinoma, tik netikėta, kad tai yra ne Panathinaikosas, Hapoelis ar koks nors Dubajus, o Villerbano Asvel, paskutinę vietą praėjusiame sezone Eurolygoje užėmusi komanda ir ekipa neišleidusi minimalios nustatytos sumos žaidėjų algoms. Bet čia ir yra esminis kabliukas. Skelbiama, kad šią vasarą Asvelį pasieks milžiniškos investicijos susijusios net ir su Los Angeles Lakers aplinka, kurios į komandą mes kosminius pinigus. Tai taps viena brangiausiai apmokamų komandų visoje Eurolygoje, tai va. Be Silveno Francisko kalbama apie susitarimus su Armoni Brooksu, Timothy Luwawu-Cabarrot, Franku Ntilikina, kalbinamas galbūt ir Kevariusas Heisas. Ir jeigu Tony Parkeris sustatys teisingai šitą komandą aikštelėje, tai labai greitai gali tapti viena iš dominuojančių komandų Eurolygoje. Bet iš tikrųjų tai tik Europoje tokie dalykai yra įmanomi, kur vargšai vos per vieną naktį tampa lygos turtuoliais. O Francisko panašu, kad ten gaus kosminį kontraktą ir tikrai nemažiau meilės negu Kaune. Čia yra ir vienas labai svarbus faktas. Jis grįžta žaisti namo, jis grįžta žaisti į Prancūziją. Manau, kad tai turėjo irgi nemažos reikšmės šiam susitarimui po to, kai žinoma buvo pasiūlyti tokie pinigai. O Žalgiriui belieka padėkoti Sisko už tuos nuostabius 2 metus, begalę gražių prisiminimų ir dabar jau susitelkti į naujų žaidėjų paieškas, kadangi viskas aišku, Sisko Kaune nelieka. Lygiaverčio pakeitimų išvykstančiam lyderiui Žalgiris tikrai neras, tad reikės kelių žaidėjų, kad bent pabandytum kompensuoti tai, ką Žalgiriui suteikdavo Francisko. O ką jūs galvojate apie Francisko pasirašymą su Asvel?